Labas nuostabioji. Mano vardas Lilija. Ir tai meditacija susijungimui su savo karališkąja energija. Karalienės būsena tai natūrali moters būsena. Ji gyvena kiekvienoje iš mūsų. Tai energija jungianti su vidinė jėga, tiesa ir savo prigimtimi. Tai švelnumas ir didingumas, trauka ir šiluma. Tai moteris, kurie nereikia niekam nieko įrodinėti, nes jos tyla kalba garsiau už žodžius. Ji pasitiki savo tiesą, žino savo vertę, yra kilni ir gailestinga. Ji nežiūri iš aukšto, net jei pati stovi aukštai. Jos buvimas šiltas ir saugus. Ji gerbia savo ir kitų ribas, moka apginti save ir tvirtai stovi ant žemės. Ji spinduliuoja orumą be išdidumo ir jėgą be agresijos. Jos žvilgsnėje kartu išmintis, o balse ramybė. Ji neieško pritarimų, nes jos vidinis pasaulis jau yra pripildytas meilės sau ir pripažinimo. Karalienės būsena tai ne kaukė, tai sugrįžimas namo, leidimas sau būti ta, kuria jau esi, be kovos, be įrodinėjimų, su meile. Ir dabar mes susitiksime su savo vidinės karalienės energija. Užmerk akis, giliai įkvėpk. Lėtai, neskubėk. Ir švelniai, ramiai iškvėpk. Paleisk viską, kas trukdo prisiminti, kas tu esi. Pajausk savo kūną. Pajausk, kaip jis įsižemina. Karalienė visada tvirtai stovi ant žemės. Jaučia savo kvėpavimą ir kiekvieną kūno ląstelę. Pajausk savo stuburą. Jis tarsi medžio kamienas, tarsi pasaulio ašis. Tu remiesi į jį ir iš jo pradeda kilti baltai auksinės šviesos srautas. Tai tavo jėga, tavo pamatas, tavo beribė energija. Gili, rami, tikra. O dabar įsivaizduok, kad stovi prieš vartus, vedančius į tavo vidinę šventyklą. Tai nepaprasta vieta. Tai tavo sielos erdvė. Pirminis šaltinis. Išgirsk, kaip ji kviečia tave. Kviečia namo. Tu pereini per miško rūko šydą ir atsiduri nepaprasto grožio sode. Tu eini teisingu keliu. Šiltas vėjas vos paliečia tavo odą. Gėlių aromatas apgaubia visą tavo esybę. Tu eini baltų marmurinių takų, nežinodama, kur jis tiksliai nuves, bet jausdama, kad tu esi ten, kur turi būti. Tu eini teisingu keliu. Prisimink save. Prisimink savo karalienę.
Priekyje pasirodo pastatas. Pajausk, įsijausk, kaip jis atrodo. Galbūt jo sienos stiklinės ir krištolinės, o gal priešingai, tvirtos, akmeninės, apaugusios. Bet kuriuo atveju jis tarsi kvėpuoja šviesa. Jis kviečia tave. Tu prieini pagrindinės duris ir įžengi į didingą, gražią salę. Tylią vidinę savo sielos salę. Grindys švyti švelnią šviesą. Visa erdvė pilna gėlių. O ten, centre, ant pakylos, stovi sostas. Soste sėdi moteris. Jos siluetą gaubia ryški šviesa. Ant galvos karūna papuošta brangakmeniais, o veidą dengia permatomas šydas. Tu prieini arčiau ir pajauti, kaip tavo kūną užlieja nepaprasta jėga. Kiekviena ląstelė ima vibruoti. Tu prieini dar arčiau. Karalienė lėtai pakyla nuo sosto, ištiesina savo suknelės šleifą ir pažvelgia tau į akis. Jos veide pasirodo švelni šypsena. Ką tu jauti? Ji tyliai žiūri į tave. Jo žvilgsnis atrodo toks pažįstamas, per daug pažįstamas. Tarp jūsų tarsi atsiranda nematoma gija, leidžianti jausti vieną kitą, net be žodžių. Ji žengia žingsnį artyn ir švelniu judesiu pakelia savo šydą. Ji paima tavo ranką ir prideda ją prie savo krūtinės. Šiluma pasklinda po visą tavo kūną. Per odą nubėga šiurpuliukai. Tu susigrąžini prarastą savo dalį. Aš laukiau tavęs, tos, kurią pamiršai, tos, kurios ieškojai kituose žmonėse, įvykiuose, svajonėse, tos, kurios nepastebėjai ir bijojai pripažinti. Karalienė pakelia akis ir tu išgirsti pažįstamą balsą. Aš laukiau tavęs, tu ilgai ėjai, galbūt abejojai, o galbūt bijojai, bet tu atėjai. Tu čia ir tu pasiruošusi. Pasiruošusi priimti savo jėgą. Pasiruošusi susijungti su ja. Ji švelniai paliečia tavo veidą ir šviesa išsisklaido. Tu pamatai jos veidą ir tai tu. Ji šypsosi ir tęsia. Aš esu tu, ta, kuria visada buvai, ta, kuria esi, ta, kuria tapsi. Atėjo laikas prisiminti, kas tu iš tiesų esi. Tai sugrįžimas. Laikas prisiminti, atpažinti, susigrąžinti. Tu apkabini ją, save, savo esmę, savo amžiną moterišką sielą, savo karalienę.
ir tu stovi šiame apkabinime. Jį daugiau niekada neišeis. Jį tai tu, o tu tai jį. Jūs esate viena visuma, viena energija. Pabūk šiame apkabinime. Neskubėk. Pasimėgauk šiuo ilgai lauktų susitikimu. O dabar pastebėk, kad jau stovi taip pat kaip ir jie. Taip pat tiesiai, taip pat ramiai, taip pat galingai. Tavo veide atsiranda šypsena. Šviesa sklinda iš vidaus. Tai moters šypsena, kuri buvo, yra ir visada bus tavyje. Dabar tu prisimeni, džiaugiesi ir priimi save. Giliai kvėpk ir pajausk, kaip ši šviesa užpildo kiekvieną tavo kūno ląstelę. Tu tapai savimi, tu užėmei savo vietą. Ir kai būsi pasiruošusi, lėtai grįžk į baltą marmurinį taką, kuris tave čia atvedė. Dabar tu žinai šį kelią. Su dėkingumu palik šią vidinę šventyklos erdvę ir grįžk į savo realybę su jėgos, meilės ir atminties jausmų apie šį susitikimą, kuris visada buvo su tavimi. Apkabinu tave, brangioji karalienė. Iki greito susitikimo.